kiek tas automobilis yra naujas, ar jisai visiškai buvo ruoštas nuo pradžių? Jo, su šituo automobiliu arba su šituo rėmu mes esame startavę dviejose lenktynėse. Mes esame startavę Dakaro serijos Šilko kelio lenktynėse, Silko Rally. Tai buvo 2010 metais, kur mes atvažiavome antri klasėje ir bijau sumeluoti berods 6 absoliučiai. Tai tikrai buvo pakankamai aukštas rezultatas. Taip pat truputėlį anksčiau šituo automobiliu dalyvavome Jungtinėse Arabų Emiratuose pasaulio taurės etape, kur dėl šturmano traumos negalėjom finišuoti lenktynių. Gaila, bet būna kartais ir taip. Tai va, šitas automobilis iš tiesų dabar yra gerokai naujesnis, negu jisai buvo prieš tai. Jisai buvo visiškai pilnai perinktas, tai kitaip tariant, mes turime rėmą tą patį, turime nemažai agregatų, sakysime, naujų arba pakeistų, tai aš turbūt priskaičiuočiau kokių 20 punktų, kurių yra nemažai, kuo automobilis yra bendrai patobulintas nuo to, kas buvo prieš tai. Tai mes turime naujos kartos variklį, sakysime, irgi Corvetto, tik iš 5-7 litrų, jis dabar tapo 6,2 litro, 8 cilindrų V formos. Jisai turi naujus žymiai geresnius stabdžius, sakysime, jisai turi naujesnę elektroninę valdymo, sakysime, programą ir tikrai daug tokių patobulinimų, kurie aš manau, kad kurie mums leis jaustis gerokai komfortiškiau. O kodėl nusprendėt, nežinau, rinktis lietuvių kompaniją, tą automobilį konstruoti? Iš tikrųjų, čia, nežinau, turbūt ne vien tik tai tos ekonominės priežastys, nes specialistai gal galima, nežinau, ir kažkur kitur rasti. Bet ir kaip vertinat mūsų lietuvių konstruktorius, nes, vis tiek čia tokios lenktynėse galėt kažkokį surasti sutarimą ar su kažkokia kita kompanija, užsienė, nežinau, koks tas buvo sprendimas? Mūsų sprendimas ir mūsų tikslas iš tiesų vieną dieną važiuoti gamyklinėje komandoje. Tai tam mes turime parodyti tam tikrų rezultatų ir, sakysime, jeigu bendrai paėmus, tai po Dakaro serijos Šilko kelio lenktynių, tai tikrai buvo susidomėjimas mumis kaip lenktynininkais iš komandų, tai manau, kad Dakare mes turėtume pratęsti šitą dalyką ir aišku, kad man asmeniškai norėtųsi dalyvauti su pačio rimčiausiai įmanoma technika. Oskaras yra kompromisas iš tiesų. Kompromisas turbūt pagrindė finansinė prasme, nes mano gilių įsitikinimų, kad piniginė išraiška ir tai, ką gali šitas automobilis, tai yra tikrai neblogas balansas. Mes tikrai negalime lygiuotis šito automobiliu su gamykliniais automobiliais, su būtent gamyklose ruoštais specialiais sportiniais automobiliais. Tai jo ir kaina turbūt yra 4 kartus mažesnė, natūralu, tik jisai nėra 4 kartus blogesnis, irgi tą reikėtų suvokti, bet automobilių sporte reikalingas rezultatas ir tokiu atveju pinigai būna toksai vienas iš turbūt paskutinių faktorių, kitaip tariant. Iš tikrųjų sakėt, 1,5 milijono visas projektas, o kažkiek, neskaičiavot, kiek jums kainavo pradžia automobilio konstravimo ir kiek tarkim, investavot į tobulinimą dabar, vieno automobilio tobulinimą? Šiaip dabar bijau sumeluoti, bet automobilio tobulinimas turbūt buvo tikrai gerokai virš 100 000 eurų, bet neturiu dabar dar paskutinių skaičių iš tiesų, nes natūralu, kad mes turėjome susiformavę tam tikrą biudžetą, turėjome greituoju būdu priiminėti sprendimus darant vienokius ar kitokius pakeitimus ir natūralu, kad tikrai sėsime prie stalo, žiūrėsime ir turėsime labai tikslius skaičius, sakysime, kiek kas kainavo. Bet bendram išsilavinimu galiu pasakyti, kad mūsų komandai vien tik tai startas Dakare, tai yra organizaciniai mokesčiai, kainuoja 70 000 eurų, tai yra gerokai virš 200 000 litų, kainuoja vien tik tai galimybė tenai startuoti. Tai faktas, kad organizatoriai tikrai, darydami tokias lenktynės, jie labai gerai žino, kaip pasiimti pinigus. O lenktynių dykumoje specifika technikai, kas yra, ką reikia, kur, nežinau, ką saugoti, kas potencialiai lūžta, kokias detalės daugiausia vežatės? Jo, iš tiesų, turbūt pasakojant truputėlį apie techniką, tai turbūt yra viena tvirčiausių technikų sukonstruotų pasaulyje. Kitaip tariant, nes šitas automobilis ne keliu gali važiuoti 200 km/h greičiu, bendrai paėmus. Kitaip tariant, jisai yra labai tvirtas ir tikrai labai patikimas. Tai technika sukonstruota, iš tiesų jie galima būtų prilyginti VRC arba pasaulio ralio čempionato technikai, tik jinai yra dar tvirtesnė. Automobilis pats iš savęs jis yra labai sunkus, priklausomai nuo to, kiek pripildytas bakas, jisai gali sverti iki 2,5 tonus. Tai va, nes vien tik tai bakas šitame automobilį yra 550 litrų. Tai kitaip tariant, dienos pradžioje, kai mes startuojame ir po finišo gali būti 300 kg skirtumas, vien tik tai išnaudotame kure. Pavyzdžiui, tai
Ką mes vežamės? Mes vežamės turbūt antrą tiek, kiek yra automobilyje, o kai kuriuo agregatu netgi vežamės turbūt dar gerokai daugiau, nes jeigu mes šnekame, pavyzdžiui, apie reduktorius, tai automobiliai yra 2 reduktoriai, mes dar turime 4 atsarginius reduktorius, kuriuos vežamės. Tai natūralu, kad tikrai serviso sunkvežimis, kuris yra didžiulis 4 metrų aukščio gargaras, tai jisai bus pilnas detalių. O nežinau, kaip jūsų manimų benzinas prieš dizelį, nes sakėte, čia vėl bus tas LS2 ar LS3 variklis korvetės, o pastaraisiais metais, nežinau, Dakare, bet ar čia tik gamintojai gali leisti savo tokius technologijas dizeliniais motorais važiuoti? Iš tiesų, pasaulinėme sporte yra tendencijos, kai yra naudojami vis daugiau ir daugiau dizeliniai varikliai. Tai iš senovės supratimas, kad dizelinis variklis ekonomiškas ir labai kriuksi, tai jisai iš tiesų taip neveikia. Le Mano varžybose ilgų distancijų seniai jau laimi automobiliai dizeliniais varikliais. Dakarą irgi jau iš tiesų turbūt eilę metų, kokių 5 metų laimi automobiliai irgi su dizeliniais varikliais. Bet čia vėlgi yra technologijos, kurias jau gali leisti gamyklos. Privačios komandos neturi tiek lėšų, sakysime, išgryninti tam tikrų technologijų, kurios yra dizelinė variklė. Dėl to mes renkamės pigesnį, patikrintą variantą, benzininį, bet jisai yra iš tiesų, pagal taisyklės, jisai yra vis pritraukiamas prie dizelinių, taip kad manau, kad tai nebus taip blogai. Kiek konkurencinga gali būti ne gamintojo, ne koncerno komanda vien dėl techninės, ne dėl kažkam lūžus pakeisti greitai ar net detalių pritrukus ir kiek jūs realiai galit kovoti dėl pirmojo 10-ko? Aš manau, kad Dakaras yra lygiai taip pat ir netikėtumų ralis, nes net gamyklinė komanda, jinai nėra tikra, kad visi ekipažai finišuos. Gamyklinėse komandose kaip taisyklė startuoja ne mažiau 4 ekipažų. Tai yra 2 lyderiai komandos, kiti 2 irgi labai greiti lenktynininkai, kurie yra pridegiantis ir paskui yra dar serviso technika, kurie važiuoja iš paskos. Tai tikrai yra labai gerai pasiruošę ir turi bent 4 automobilius, kurie yra galintys kovoti dėl pirmų vietų. Tai jie, sakysime, išeliminuoja netikėtumo faktorius būtent tokiais sprendimais. Mes natūralu startuodami su vienu automobiliu, tai privalome turėti ir automobilyje, sakysime, pakankamai papildomų svorio detalių prasme, kad jeigu kažkas, kad mes turėtume šansą pasikeisti detalę vietoje ir atvažiuoti iki serviso zonos vakare, bet natūralu, kad tai mums trukdo važiuoti greičiau arba arčiau gamyklinių komandų dėl to, kad mes vežamės pakankamai nemažai papildomų balastų, kas trukdo greičiau. Iš tikrųjų, ralio specifikoje aš kaip įsivaizduoju tos greičio ruožus, kiek įmanoma greičiau, vos ne gazas dugnas, o kaip pat yra dykumų lenktynėse, priklausomai kaip technika laikos, kaip jūs jaučiatės, kaip tą laikysi tempą ir orientuositės? Šiaip reikia suvokti, kad tai yra maratonas ir jeigu mes bėgame 100 metrų, ką galėčiau sulyginti su klasikiniu raliu, ir jeigu mes bėgame maratoną, kuris yra 42 km, tai natūralu, kad tavo greitis, sakysime, yra skirtingas. Skirtingas dėl to, kad tu turi būti tikras, kad tu ir tavo technika nuvažiuos tos 8000 km, lyginant su 100 km, kurie būna nacionaliniuose čempionatuose. Bet greičio prasme, aš manau, kad mes važiuojame turbūt lėčiau, gal tik kokiu 15-20%. Ir tai yra tik todėl, kad mes nežinome kelio tiek gerai, kiek žinodami klasikiniame ralėje. Klasikiniame ralėje mes 2 arba 3 kartus pasitikrinam trasą, susidarom stenogramą ir jau važiuojam klausydami šturmano. Dakaras, tu gauni kelio knygą ir realiai tu nežinai, kur tu važiuosi. Dėl to iš tiesų tai yra improvizacijų pilnos lenktynės ir natūralu, kad per tokį ilgą kilometrų kiekį tikrai, sakysime, dalyviai, turi labai didelį konkurenciją tarpusavį konkuruoti. Ir viena diena, vienas greičių ruožas arba 1 kilometras netiek daug reiškia, nes tų kilometrų bus dar 8000. O turbūt paskutinis klausimas, ar bus ant automobilio lietuviškų akcentų? Jo, natūralu, iš tiesų bus akcentas Vilniaus, nes aš esu iš principo Vilnietis, esu labai didelis šio miesto gerbėjas, tai tikrai mes turėsime Vilnių ir mes vienareikšmiai turėsime Vytį, nes aš esu giliai įsitikinęs, kad Vytis tai yra ta simbolika, kurią mes esame nepelnytai pamiršę ir jis labai gerai simbolizuoja lietuvių charakterį. Tai mes jį tikrai turėsime.
Taigi, tai iš tiesų trumpi keli įdomus faktai apie šitą automobilį. Mes pagal reikalavimus, sakysime, organizatoriai turime turėti 20 litrų vandens geriamo. Kad jeigu mes netyčia liekam dykumoje ir organizatorius mūsų evakuos po poros laiko, jeigu taip atsitiktų, tai mes turime turėti geriamo vandens. Tai čia yra specialiai pagal reikalavimus. Automobilis, kaip ir minėjau, turi 550 litrų baką. Tai yra didžiulis bakas ir dienos bėgyje mūsų automobilių svoris gali keistis apie 400 kg. Iš tiesų tai yra didžiulis skirtumas ir vairuojant automobilį, natūralu, kad tą reikia atkreipti dėmesį. Oskaras, ko neturi kiti automobiliai, turi specialius hidraulinius domkratus. Jeigu mes netyčia užklimstame dykumoje, šitas domkratas, nusileisdamas į apačią, jis gali pakelti automobilio pusę. Mes galime pasidėti kažkokią kietą pagrindą tam, kad išvažiuotume. Tai yra papildomas svoris, bet tokio tipo lenktynėse, iš tiesų, kai tu turi šansų užklimti, tai tikrai labai gelbė. Šis automobilis savyje mes vežamės 3 atsarginius ratus. Čia mes matome vieną, realiai dedasi dar 2. Tai turbūt ne vienas standartinis automobilis tiek daug įrangos savyje šiuo atveju neturi. Lygiai taip pat turbūt galiu papasakoti apie tai, kad automobiliai yra 7 iš viso radiatoriai. Tai vadinasi, kiekvienas mazgas automobilio, tai yra priekinis reduktorius, galinis reduktorius, greičių dėžė, variklis ir sakysime, ir dar kai kurie agregatai, jie turi specialų aušinimą, kadangi labai daug kilometrų, labai didelės apkrovos automobiliui, tai natūralu, kad reikia mažinti būtent temperatūrą agregatuose. Tai iš tiesų toksai turbūt irgi kas yra neįprasta. Pakankamai, kad kiekvienas agregatas yra specialiais siurbliais varinėjamas tepalas ar skystis kažkoks ir jis yra aušinamas. Jeigu mes šnekame bendrai paėmus apie pakabą, tai natūralu, kad tokio stiprumo pakabos neturi turbūt joks lengvasis automobilis, net ir VRC technika, kuris startuoja pasaulio ralio čempionate, jinai nėra tokia stipri. Tai reiškia, kad turbūt liaudiškai sakant, jeigu mes važiuojam 150 km/h greičiu ir jeigu prieš mus yra kokio 20 cm bordiūras, tai su šito automobiliu gali tiesiog nekreipdėmėsi. Tiesiog važiuoji tiesiai ir tau nieko neatsitinka. Arba jeigu tokio automobilių turbūt numestum iš 5 aukšto ir jisai nukristų ant ratų, tai jam irgi iš principo nieko neatsitiktų. Gal sulūžtų ratlankiai nuo svorio, bet konstrukciškai jisai yra labai tvirtas. Tai tokiu atveju, kada yra tokie tvirti automobiliai, tada kyla klausimas, kiek gali iškęsti žmogaus organizmas. Naujo tipo LS3 Chevrolet Corvette variklis, tai yra 6,2 litro V8 cilindrų jėgainė, kuri, manau, kad mums suteiks kokius 350 arklio galių. Tokį variklį galima būtų padaryti turbūt ir 600 arklių, bet organizatoriai riboja visus dalyvius variklio galingumuose. Būtent per restriktorių, kitaip tariant, mes turime 36 mm skylutę, per kurią variklis turi pasiimti orą. Ir natūralu, kad variklio gale, tai yra benzinas ir oras, mišinys. Tai natūralu, kad jie mums riboja oro patekimą į variklį, dėl to mes tikrai turime labai stipriai pavargti, kad surinktume ir tuos varganus 350 arklio galių. Kokia komanda ir kiek žmonių renka šitą automobilį? Iš tiesų priklausomai, kiekvieną dieną dirba 4 žmonės, būtent prie šito automobilio. Šitas darbas vyksta jau paskutinius turbūt 3,5 mėnesio. Bendrai paėmus, mes dar turime 2 savaitės ir per tą laiką turime automobilį išsitestuoti ir jau tada su visa įranga, su visa serviso technika atiduoti į keltą ir susitiksime su juo Pietų Amerikoje.